Sveiki visi, šiandieną pas mane naujausias 65 colių Elite gamintojo televizorius su Android operacinė sistema. Ką jisai gali, pabandysiu šiandieną ir apžvelgti. Trumpai televizoriaus parametrai, tai būtų 65 coliai UHD raiška, kitaip sakant 4K, naujausia šiai dienai Android TV operacinė sistema 11 versija, oficialus Netflix, Android Prime palaikymas, Direct LED pašvietimas ir, kaip gamintojas sako, palaiko HDR, nors televizorius turi tik tai 300 kandelų, tai to tikrojo HDR tikėtis tikrai nereikia, bet varneliai techniniai specifikacijoje to, vadinkim, užtenka. Taip, distancinis, kaip ir nieko neišsiskiriantis iš kitų, valdosi viskas intuityviai ir atskirai Netflix, YouTube mygtukas, Google Play, Prime Video, meniu bei vienas įdomesnis mygtukas, kurį spustelėjus galime nusistatyti greitą kokį tik norim programos paleidimą. Taip, kaip ir minėjau, televizorius palaiko Netflix, tai be problemų jūs žiūrėsite. Kas mums būtų įdomiau Lietuvoje, tai ar jisai palaiko mūsų lietuviškas transliacijas. Tai Seagate TV programėlė, lengvai įdiegiama iš Google Play parduotuvės, aš tai ją paleidau. Pabandome kažkiek greitai įsiutę, Eurolygą. Ir pažiūrim programėlės ir kaip jisai rodo LRT. Užsikrovė, viskas veikia sparčiai, garsas pakankamai neblogas. Mes pabandysim, jeigu mums pavyks šiandien tą parodyti dalyką, mes jį išimsim iš ugnies ir jis toliau... Taip, valdosi, kaip matom, viskas sklandžiai. Paleidžiam kitą programą. Beveik akimirksniu pasileido. Su šita programa kaip ir viskas tikrai labai gerai, galima be problemų naudotis. Toliau, Fastlink televiziją galima žiūrėti, Flexi TV 5 kontinentų. GO3. Ar veikia? Gavau kelis klausimus, o to paimsime ir išbandysime. GO3 paleidome. Filmų nuoma, einame į tiesioginę TV. Ką mes matome? Amerikos talentai šiuo metu per televiziją. Sėkmės visiems. Sėkmės visiems. Dalyvis keliaujantis į pusfinalį. Elite 65 colių išmanusis televizorius. Taip. Kaip matot, viskas veikia pakankamai sklandžiai, jokių striginėjimų, sportas. Eurolyga, kas turbūt mums aktualu. Imam bet ką archyvas. Šiek tiek prasukam ir prasidėjo. Būtų įdomu pamatyti kamuolys, kaip skrenda, gal pavyks užtaikyti momentą. Senuose televizoriuose, labai senuose televizoriuose buvo problema, kad kamuolys buvo kaip kometa. Dabar to jau gamintojai nebedaro. Kažkiek rizikuojama prieš šį ties tritaškio liniją ir jau antrą tolimą metimą Boltonas pravertė. Čia didžiulė rizika, pradėkis... Tikrai ne kometa, viskas labai... Ai, nepataikė. Gerai, veikia. Matom, televizija veikia, viskas kaip ir neblogai. Google Play pabandau. YouTube mygtukas. 1, 2, 3. Įsijungia YouTube programėlę, iš anksto įdiegta. Ir žiūrime, kas tik mums patinka. Prisidėjus savo paskyrą, matysite rekomenduojamas būtent jum video filmukus. Taip, yra ikonėlė tiesioginiai televizijai, tai pajungus anteną
tiesiog antenos kabelį, galite žiūrėti eteriu transliuojamą televiziją. Šiuo metu pas mane tai nėra pajungta. Ką dar šis televizorius turi, paspaudžius įvesties, tai va, antena, kabelis, palydovas, antžeminė televizija ir pagrindinis Android TV ekranas. Pabandom prasibėgti per nustatymus, palaiko 5 GHz Wi-Fi, įrenginių nuostatos apie Android TV OS versiją 11, kaip ir minėjau, Google klaviatūrą, HDMI palaiko ARCA, palaiko CECA, tai galite valyti ir kitus įrenginius vienu distanciniu. Kaip ir labai čia daug nėra. Vat vaizdo nustatymų, tai čia yra tikrai labai daug įvairiausių derintuvų, galima susireguliuoti pagal save, kaip tik tai patinka. Aš palikau daugmaž standartinius nustatymus. Garsas. Taip, kas čia dar būtų gal įdomesnio? Sakykime, prie televizoriaus Bluetooth ryšių galima prijungti ausines ir klausyti, žiūrėti tas laidas, netrukdant kitiems asmenims. Taip pat, kas iš įdomesnio dalyko, galima prijungti žaidimų pultelį Bluetooth ryšiu. Jų pasiūla šiuo metu tikrai labai didelė. Ir šiuo metu, sakykime, naudoju IPEGA pultelį, bet galima bet kokį kitą pasijungti palaikantį Bluetooth. O kaip tik padėtas yra paprastesnis ir iš Google Play žaidimų. Įsirašyti jums patinkantį žaidimą. Jų yra tikrai labai daug. Kas iš įdomesnių, sakykime, Aerotech labai smagus, šaudyklės pirmos mens, detriggeris, burbuliuką pagainioti, lenktynės. Rekomenduočiau šitą žaidimuką, labai smagus, tik jis dėja yra mokamas, aš jį esu nusipirkęs. Tai karts nuo karto vis dar pasileidžiu pažaisti. Vaizdelį ir muziką tikrai stebina ir įspūdingas žaidimukas. Valdymas nėra sudėtingas. Tratata. Man toks namuose vadinama dėdulis su ūsais. Reikia prabėgti tam tikrą trasą ir vykdyti įvairiausias užduotis. O, pavyko. Na ir taip toliau ir panašiai. Išėjom. Tai žaidimai tiesiog iš Google Play. Labai neblogas žaidimukas. Neleisiu kaip, bet lenktynės ir pakankamai smagios. Tai vienas pirmųjų žaidimų, kuris pradėjo veikti Android TV operacinėje sistemoje ir jį labai neblogai ištobulino. Įsigijus žaidimo mokamą versiją, aišku, jinai nemokama vienam, galima žaisti dviese, pajungus 2 Bluetooth pultelius ir viename ekrane padalinus ekraną, puikiai galima žaisti. Kas iš įdomesnio segmento, tai turint tokį televizorių, jums nebereikia žaidimų konsolės arba, sakykime, galingo asmeninio kompiuterio, nes Android TV jau palaiko Nvidia GeForce Now platformą, kurioje yra tikrai daugybė žaidimų. Žaidimas pasileidžia Nvidia serveryje, o štai šio reikalo pagalbai esu perėjęs visą Metro Last Light Redux, labai smagus dalykas. Pas mane nemokama versija, tiesiog prisiregistravęs, tai leidžia žaisti valandą laiko, po to išmeta. Norint žaisti toliau, reikia vėl prisijungti ir išlaukti. Šiuos žaidimus, aišku, reikėtų įsigyti, ar tai Steam'e, ar Epic Games'ose, arba yra kai kurie nemokami. Vienas iš nemokamų tai yra Fortnite'as. Jį taip pat puikiai galime žaisti.
Yra vienas niuansas. Tuoj pasimatys kaip tik. Patikrina ryšio nustatymus. Lietuvoje internetas vienas greičiausių Europoje, tai dažniausiu atveju problemų jokių nekyla. Galima tiesiog žaisti. Ir va štai šiuo metu, kadangi esu nemokamas naudotojas, nes nesimokau abonentinio mokesčio, esu 308 eilėje. Tai va, kai baig žaisti tie 308 žaidėjai, tada tik tai man įleis į žaidimą, o 305 jau, ir galėsiu žaisti. Kiek bandžiau, rytais pakankamai greitai pasileidžia, iki minutės 2 reiktų laukti, per pietus, o kaip dabar matote, o vakarais tai net nežinau, ar verta būtų pradėti, nes labai ilgai laukti, arba nusipirkti abonementą, mokant yra pačių įvairiausių. Taip pat iš įdomesnių dalykų, ką neseniai pristatė, vat RTX palaikymas yra, aišku, su jų pačiu brangiausiu planu. Tai kam įdomu išbandyti su RTX, yra žaidimai, kurie palaiko RTX ir galima juos pažaisti tiesiog šitame kompiuteryje. Papildomai išleidžiant pinigus, nuo kokių 10 eurų turbūt, už žaidimų pultelį. Ką dar galėčiau pasakyti apie jį? Nežinau, tiesiog veikia. Šiaip labai džiugina televizorius. Vakar žiūrėjome Greitį ir įsiutę. Tikrai visi prisiklijavom prie ekrano, neįmanoma praeiti. Pagrindiniai nemokami servisai veikia. Galima įsidiegti ir kitą turinį, apie kurį reikėtų patiems pasiaiškinti, nenoriu jo viešinti, bet yra galimybė įsirašyti ir interneto platybėse esančias programėles. Kas dar? Pradinėme ekrane yra instrukcija, kaip naudotis televizorium. Šiek tiek nustebino, kad atidarius dėžę instrukcijos knygelė buvo labai maža, todėl ten net ne instrukcija, o visokie saugumai. Ir pati instrukcija yra jau televizoriui, jį jungus ir galima pasiaiškinti, kas tai yra CETS ir kaip jisai veikia. Taip pat Google Castas transliuoti iš kompiuterio ar telefono vaizdą į šį didelį ekraną. Karts nuo karto ateis atnaujinimai operacinės sistemos. Tiesiog kaip, kas, kur distancinio, jeigu neaišku koksai mygtukas, galima pasižiūrėti toje pačioje instrukcijoje. Taip, kad čia dar palaiko televizorius, palaiko Dolby Vision Atmos, YouTube, Netflixas, Prime Video, DVB-T, T2, CS2, HDR, toks varnelė, Bluetooth ir Wi-Fi. Tai šiam kartui tiek. Jeigu turite klausimų, klauskite komentaruose, bandysime išsiaiškinti ir jums pagelbėti. Iki ir geros vasaros.